Mėlyjeji, ir dangus mums šypsosi, viskas bus gerai. Esame ypatingi. Esame karštų širdžių, šalto proto, stipraus stuburo ir švarių rankų partija. Ta sakiau pernai, tą sakau dabar, tą kartosiu ir visą laiką. Už tai ačiū Jums. Tik dėl to mes šios 4 metus, kurie buvo tikrai nelengvi, atlaikėme ir padarėme tai, ką turėjome padaryti. Gal ne viskas visada pavykdavo taip, kaip mes tai norėjom padaryti, bet mes padarėme. Ir todėl šiandien mes galim drąsiai žiūrėti ir į Lietuvos piliečius, ir patys į save, į savo sąžinę ir užduoti, žiūrėdami į ateitį, labai paprastus klausimus. Užduoti visų pirma savo ir į juos turėti labai aiškus atsakymus. Ir tie klausimai skamba taip. Kas jeigu ne mes? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad šalies finansai ir toliau būtų stabilus? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad Lietuvos ekonomika ir toliau augtų taip, kaip jin augo praeitais metais, kai augo 6 procentus ir buvo augimas didžiausias visoje Europos Sąjungoje? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad Lietuvos energetikoje pradėtos arti iš esmės tik dabar gilios energetikos nepriklausomybės vagos būtų ir toliau ariamos? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad šalies saugumas, šalies gynybinis pajėgumas ginti mūsų kraštą būtų tinkamai sutvarkytas? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad kitais metais Lietuva garbingai vadovautų visai Europos Sąjungai, pirmą kartą gaudama tokią atsakomybę pirmininkauti Europos Sąjungai? Paklauskite kitų partijų atstovų ir vadovų, ar jie bent angliškai tinkamai moka, kad galėtų derybas vesti tarp visų 27 valstybių? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad Lietuvoje būtų stiprinami tvirtos, normalios, tradicinės šeimos pagrindai? Kas jeigu ne mes pasirūpins, kad Lietuvoje ir toliau būtų kovojama su šešėliu, su kontrabanda, su įvairiom neskaidriom interesų grupėm? Ir atsakymai į visus šios klausimus yra labai paprasti ir aiškus. Taigi, kas jeigu ne mes? Ir todėl linkiu šiandien gerai pabūti kartu, o rytoj pulti į darbus. Į darbus, kad iš tikrųjų į šį klausimą, kas jeigu ne mes, atsakytumėm ne tik tai mes patys, bet ir didžioji dalis Lietuvos piliečių rinkėjų. Ir jie tikrai taip atsakys. Ačiū Jums labai.